Per riedančias begalinio Prancūzijos kaimo kalvas mes netikėtai aptikome žavingą istorinę fermą, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodė apleista. Įžengę vidun nustebome pamatę, kad ji atrodė tarsi būtų apleista jau daugiau nei 100-metį. Kiekvienas daiktas namo viduje atrodė priklausantis skirtingam laikmečiui. Ši nuostabi ferma yra tikras 18 amžiaus Prancūzijos kaimo architektūros perlas. Žavios akmeninės sienos, kaimiškos medinės sijos ir nesenstantis dizainas atspindi seniai praėjusio laikotarpio grožį ir meistriškumą. Vėliau šeima žinoma dėl savo darbštumo ir paprastų malonumų mylėjo šią fermą. Gyveno tradicinį gyvenimą, sekdami gamtos ritmus ir besikeičiančius metų laikus. Įsamiau pasidomėję sužinojome, kad ši vieta buvo apleista nuo 2008 metų. Buvęs savininkas Alenas visiškai vengė šiuolaikinių technologijų. Po to, kai jo vaikai išsikraustė, jo žmona mirė ir jis gyveno čia vienas, tik retkarčiai sulaukdavo anūkų apsilankymų. Tačiau tamsus posūkis ūkio istorijoje įvyko, kai Alenas mirė. Jo nemažas turtas stebėtinai atiteko Žakui, vienam iš šeimos narių. Žakas niekada nerodė dėmesio savo dėdei, kas supykdė tuos, kurie paslaptingai dingo dėdės testamentas, palikdamas teisėtus paveldėtojus be nieko. Norėdamas išvengti teisinių kovų, kurios sekė po to, Žakas pabėgo su palikimu, palikdamas ūkį ir jo paveldą. Ši vieta iš tiesų yra unikali, suteikianti galimybę sugrįžti į praeitį ir patirti, koks buvo gyvenimas, bei kaip buvo valdoma Prancūzija prieš 100-metį. Prisijunkite prie mūsų, kai tyrinėsime šios išskirtinės fermos istoriją ir paslaptis, pasinersime į išdavystės, paslapčių ir apleidimo istorijas, kurios supa šią nepaprastą valdą. Sveiki sugrįžę visi į Bros of Decay. Aš esu Leslis, kaip įprasta už kameros yra Mr. Dani. Sveiki visi. Ir šiandien vėl esame Prancūzijoje. Pažvelkite į apleistą vietą, prie kurios stovime. Ši vieta atrodo taip, lyg būtų apleista jau pusę amžiaus. Iš tikrųjų, ji apleista tik nuo 2008 metų. Tai mane labai nustebino. Labai džiaugiuosi galėdamas šiandien jūs nusivesti į šiuos namus ir parodyti šeimos, kuri čia gyveno gyvenimą. Taip pat apžvelgsime laukus, banguotas kalvas čia, Prancūzijos kaime. Tai buvo jų gyvenimas. Jie turėjo laukus aplinkui, kuriuose augino gyvulius. Ir manome, kad jie galbūt netgi gamino vyną tais laikais, bet dėl to nesame visiškai tikri. Eikime vidun, apžiūrėkime jų apleistą namą. Viskas atvira, viskas griūva, durys net nebeatsiustume. Taip, gali praeiti pro ten. Oho, visas lubas šiame kambaryje tiesiog išgriuvo. Niekas nepatikės, kad čia buvo šio namo virtuvė. Todėl ir sakiau, atrodo, lyg būtų apleista jau pusę amžiaus, beveik tapo griuvėsiais. Ten vis dar yra keletas nuostabių kambarių, netgi galite matyti židinį ten. Puodai ir keptuvės vis dar stovi, virtuvės įrankiai vis dar kabo šone. Tai gana ypatinga, o čia valgomasis stalas po visomis šiomis nuolaužomis, prie kurio šeima vakarieniaudavo. Oho, manau, tai gana pavojinga. Nori, kad atidaryčiau šaldytuvą? Turiu omeny. Nežinau, ar tai gera idėja. Ne, tai nėra gera idėja. Ten viduje visiškai paruoštas maistas. Tai šlykštu. Mes jau šiek tiek apsižvalgėme po šį namą. Čia liko keletas dalykų, kaip šitas. Gerai, ką norėjau pasakyti, tai kad šiame name beveik neliko jokios technikos, bet pavyzdžiui, virtuvėje yra televizorius, štai čia Philips. Bet dar įdomiau yra ši nuotrauka, kuri guli ant jo. Ir joje yra žmonės, kurie anksčiau čia gyveno ir vakarieniauja šiame kambaryje. Wow.
Ir radijas vis dar stovi ten. Atsargiai nori eiti toliau. Taip, eik pirmas. Prašau, būk labai atsargus, kol vaikščiosime po šios namus, nes čia labai pavojinga. Oho. Tai būk atsargus. Štai mes einame į šio pastato koridorių. Viskas tiesiog griūva, skilinėja, krenta žemyn ir taip pat pelija, kaip matote. Taip, čia labai šlikštu ir visiškai sunaikinta. Netgi šiame kambaryje yra įrengtas miegamasis. Oho, čia buvo prieškambaris, kur žmonės patekdavo į namą. O, deniai, pažiūrėkit tai. Po griuvėsiais vis dar guli laiškas, kuriame parašyta A iš Ale ir Balon. Šio žmogaus vardas. Noriu greitai su tavim ten pasižvalgyti, manau leisiu tau eiti pirmam, mes ten toli neįsime, nes ta namo dalis visiškai sugriuvo. Kaip matote, čia buvo laiptai į antrą aukštą, o ne. Iš tikrųjų, stogas yra čia. Stogas ten. Stogas yra čia, tiesioginė prasme. O Dieve, aš matau tai taip, tai kažkokie beprotiški dalykai, taip ir laiptai, kuriais galima buvo užlipti į antrą aukštą, bet dabar tai jau nebeįmanoma. Neįmanoma, tu negali eiti toliau nei šitą vietą. Visos stogo čerpės tiesiog guli čia. Taip, taip. Beprotiški dalykai. Gerai. Taip, praleisiu tave, būk atsargus. Ant grindų taip pat stovi keli kibirai. Palauk, čia kažkas yra. O taip, mažytė maisto sandėliukas, kaip matai. Pažiūrėk vidun. Oho. Keletas stiklainių, maisto ir visko. Gana įdomu. Gerai, bet dabar noriu parodyti jums šį kambarį ir šios namus. Tai buvo valgomasis šiame name. Gana ypatingas ir vis dar išlikęs kambarys šiame pastate. Oho, taip, išlikęs, neturėčiau vartoti to žodžio. Šio namo viduje, manau. Liustra tiesiog kabo ant lubų, likusi tik viena lemputė. Manau, tai buvo viena iš tų rato formos liustrų, tiesa, kurios apačioje turėjo daug lempučių. Taip, tikriausiai. Taip. Ir net iš lubų čia matyti, kad jos gana greitai grius. Valgomasis stalas, prie kurio šeima vakarieniaudavo. Atrodo, kad jie čia tikrai paskutinį kartą pavakarieniavo ir viską paliko taip, kaip buvo. Kelios labai ypatingos šakutės, pažiūrėk į jas. Viršutinė dalis pagaminta iš medžio. Manau, ar gali vis tiek pažiūrėti ją, nes neturi pirštinių? Ne, tai plastikas. Ne, tai plastikas. Fantastiška. Kas tai? O, šeimos nuotrauka. Mes visiškai neįsivaizduojame, kokio dydžio buvo šeima gyvenusi šioje vietoje. Bet sprendžiant pagal to meto prancūzų namus, tai turėjo būti gana didelė šeima. Denisai, žinau, kad tai vienas tavo mėgstamiausių daiktų šiame name, tad prašau parodyk jį. Tikrai, tikrai. Iš visų dalykų, kuriuos matau šiame name, tai yra mano antras mėgstamiausias dalykas. Niekada nemačiau tokios spintos, netgi pilyje ar dvare. Nieko panašaus. Ši spinta turi tiek daug įmantrių ornamentų. Ir jei pažiūrėsite, čia yra ponas, grojantis fleita ir viskas taip detalu. Netgi šuo čia. Oho! Ir šis vyras su triušiu. Ir kaip ši spintelė laikosi su įdomia statula. Čia vyro, o ten moters. Abu ūkininkai, o čia apačioje turime dar daugiau ūkininkų daiktų. Ši spintelė tokia detali, štai. Galėtum ištisas minutės kalbėti apie šią spintelę. Ji tikrai graži. Tai neįtikėtinas detalės, taip, man tai patinka. Tai tarsi kolonos. Taip. Spintos kolonos, taip pat to dar nebuvau matęs. Ir čia jie atrodė šiek tiek trapi, mediena net gali sulinkti, ją paliesi. Tai neįtikėtinai beprotiška. Iš to galime tikrai pasakyti, kad buvo žemdirbiai, kurie dirbo laukuose. Tikrai taip. Šios spintelės turbūt anuomet buvo pigios, gal ne visai pigios, bet tikrai nelabai brangios, kitaip šie žmonės nebūtų galėję jų įsigyti. Tai buvo labai brangu, ypač dėl raižinių. Taip.
Vadinasi, jie visą savo turtą tam išleido. Na, aš nesakyčiau, kad visą turtą, bet taip. Netgi medžioklės šratinių šovinių tūtelės vis dar čia mėtosi. Rožės sirupo formulė, kažkas panašaus. Oho. Ir aš taip pat pastebėjau, kad šioje pusėje yra įmontuota spinta. Pažiūrėkit tai. Taip, ten daug šlamšto, bet gali matyti, kad prancūziškose namuose visada būna tokios įmontuotos spintos. Viduje daug daiktų. Gerai. Visi šio pastato langai tiesiog atviri. Viskas gali patekti vidun. Čia netgi yra augalų, pakelės augalų. O, taip, gal geriau nerodyk to per arti. Taip, tai ne pati geriausia idėja. Matai, čia turime daug. Skirta liejiniui. Oho, wow. Wow, deniai, tai neįtikėtina. Ar turi kokį nors spėjimų, kas ten yra? O, nuotraukos. Taip, visa krūva jų. O jos gražios, kaip matote, senovinės nuotraukos. Oho, matote jas per kamerą. Taip. O dieve, tai nuostabi jauna panelė, kuri anksčiau čia gyveno. Čia. Jie tikriausiai dirba laukuose. Vaikai klasėje. Kaip jie rengėsi tuo metu. Taip visi atrodė taip gražiai, taip dailiai apsirengė eidavo į mokyklą. O, ir čia jie ėjo maudytis, pažiūrėk, visi su maudymosi kostiumėliais. Dirba laukuose, kaip ir būtume tikėjęsi. Šio namo viduje liko tiek daug nuotraukų ir visos jos atrodo labai senos. Tikriausiai čia visi vaikai kartu ir matau vieną moterį sėdinčią viduryje, vieną vyresnio amžiaus ponę. Čia visi vaikai vieni patys. Aš nerodysiu visų jų, bet aš... O, šuniuk. Taip, va. Gražus šuo. O, tai neįtikėtina nuotrauka, Deniai. Pažiūrėk į vaikišką kėdutę, kurią matome toje nuotraukoje. Vaiką sėdinti joje. Ar ant jų buvo data? Oho, 43. 1943. Neįtikėtina. Tiesiog noriu parodyti dar kelias. Štai, čia visa šeima kartu. Ir šuo darydavo. Oho, parodysiu šitą. O, toj paimsiu. Tada turime visiškai pasipuošusio vaiko nuotrauką. Tiesiog paimk juos. Gerai, jau girdžiu griaustinį. Taip. Ir manau, kad taip pat lyja. To jau pradės lyti. Taip. Ir kai lyja, nemanau, kad norėtum būti šitame name. Ne, visiškai ne. Taigi, mes kursime šį vaizdo įrašą. O, pažiūrėkime ir į šią spintelę čia. Deniai. Pažiūrėkite tai. Visi alkoholiniai gėrimai vis dar yra viduje. Tai beprotiška. Pažiūrėkime, ką turime čia apačioje. Oho. To nesitikėjau. Ar tai Rusys? Taip, manau, tai veda tiesiai į Rusiją. Noriu pasižiūrėti. Taip. Oho, tai neįtikėtina. O, matau ten varlę. Kas tai? Varlė Rusija. Ji ką tik palindo po akmeniu. Gerai, būk atsargus. Atrodo, kad einame tiesiai į požemį. Taip, štai ta varlė. Matai varlę? Nemanau, kad gali ją pamatyti per kamerą. O, ji ką tik įlindo į sieną. Oho, čia ant grindų guli tiek daug butelių. O, čia yra vyno rūsys. Deniai. Pažiūrėkit tai. Ateik, pažiūrėk čia. Čia palikta tiek daug statinių. Čia būdavo laikomas visas vynas. Taip, o ten šimtai tuščių vyno butelių. Ar jie tušti? O, taip, jie tikrai subyra, kai juos palietė. O. Man tai nepatinka. Kodėl tau tai nepatinka? Taip, tai per daug. Toks jausmas, lyg namas tuoj užgrius ant mūsų. Taip. Man nepatinka čia būti. O čia yra visas maistas, kurį jie gamino per daugelį metų. Manai, kad tai vis dar būtų tinkama valgyti?
Žinoma, ne. Gerai. Tai taip šaunu rasti visiškai išlikusi rūsį, visiškai išlikusi vyno rūsį po šiais namais. Taip, aš čia nelabai galiu atsistoti, nors gal ir galiu. O, taip, galiu. Gerai, grįžkime atgal į viršų. Tai taip šaunu. Aš tik vieną kartą esu matęs tai kitur Prancūzijoje, kur rūsys arba vyno rūsys yra tiesiog pačiame valdomajame. Nuorodą į tą vaizdo įrašą paliksiu čia viršuje. Taip pat labai šaunus vaizdo įrašas. Bet tai yra itin unikalus prancūziškas bruožas, kurio nepamatysi jokioje kitoje šalyje. Ką dar norėjome parodyti, Denisai, galbūt? Ne. Norėjau parodyti čia ant valgomojo stalo keletą dalykų. Šie žurnalai vis dar čia guli, jie atrodo kaip labai seni žurnalai. Tai iš San Francisco. Ar tai nacių simbolis? Oho, ten yra nacių simbolis, svastika. Tai susiję su Antruoju pasauliniu karu. Taip, šie žurnalai yra 70 metų ar dar senesni. Neradai datos? Aš žiūriu į tai, bet negaliu rasti datos. 1939 metų gruodžio 7. Taip, jie yra iš Antrojo pasaulinio karo. Vis dar guli šioje vietoje, o ant valgomojo stalo butelis vis dar ten. Manau, kad šis butelis vis dar turi kamštį, viduje vis dar yra skysčio. Ant jo parašyta 1870, bet tai tikriausiai netiesa. Tikriausiai ne. Oho. Čia kairėje tavo pusėje, Deni, yra šis seifas, o ant jos viršaus stovi visi šie trofėjai. Pažiūrėkime, kas ten yra. Šis trofėjus yra už dainavimą. Nežinau, kam skirti kiti, atrodo, kad jie už verslą ar kažką žemės ūkio srityje. Šitas taip. Čia viršuje jie turi kelis trofėjus, taip pat keletą gražių nuotraukų, jų pačių, laukų ir šeimos. Yra gražus didelis seifas, visiškai pilnas, tikriausiai visi jų verslo dokumentai. Oho. O, jis jau nebeužsidaro. Pažiūrėkime į šią kambario pusę tada. Taip, kambarys tenai griūva, tad būk atsargus. Kadangi dabar žinome, jog po mumis yra rūsys, tikrai nenorėtum į jį įkristi. Kita spintelė čia šone. Ši spinta karališka. Karališka, kilminga. Yra dvi herbai, vienas čia ir vienas čia, ir dar vienas herbas buvo už namo ribų. O taip, aš tai mačiau. Taigi jie tikriausiai buvo kažkokie kilmingi ar panašiai, nes paprastai žmonės tokių emblemų neturi. Kuo daugiau žiūriu po šiuos namus, tuo labiau man atrodo, kad čia gyveno turtingi arba kilmingi žmonės. Taip, žinoma, ši spinta akivaizdžiai tai parodo. Ir kita spinta taip pat. Oho, čia pačioj daug nėra. Keletas metalinių daiktų ir dar viena nuotrauka, kuri beveik visiškai išblukusi. Čia beveik nieko iš jos nelikę. Bet man labai patinka tas laikrodis ten viršuje. Jis tikrai gražus, nuostabus daiktas. Pažiūrėkime ir į židinį, kuris anksčiau šildė šį kambarį, keraminę krosnį ten apačioje. Ji vis dar labai graži. Man labai patinka tos žvakidės, kurias turime ten. Ir ši lėkštė taip pat yra gana ypatinga. Denis jaučiasi labai švarus palyginti su namu. Ši lėkštė yra labai švari. Galinėje pusėje nieko nėra, tikriausiai padirbta, bet atrodo tikrai gražiai. Atrodo, lyg ji neturėtų čia būti. Oho. Tai įrodo, kad namas bus labai įdomus. O, šios durys jau nebeslysta. Eikime toliau į kitą kambarį. Du įmontuotos spintos, kai einate pro koridorių čia, tada po vieną iš kiekvienos pusės. Taip, atsiprašau, šiek tiek sunku parodyti per kamerą. Taip, jei turiu ateiti čia, taip, kas tai yra? Eik į beveik tą patį kambarį kaip sandėliavimo zoną. Kas tai? Gobelenas? Ne, o, pastebėk, jis padalyja kambarį. Queen, taip.
Įdomu, labai prancūziškas dizainas. Gerai. Pažiūrėkime į kitą šio namo kambarį ir manau, kad taip, jis gana įdomus. Ką manai, kas tai galėjo būti? Deniai, svetainė žinoma, tai labai akivaizdu. Taip, bet man jie atrodo labai unikali. Pavyzdžiui, čia tas vežimėlis, taip, ir tada televizorius stovintis kampe ten labai unikalus išdėstymas. Tai labai unikalus vežimėlis, niekada anksčiau tokio nemačiau. Taip, atrodo įdomiai. Oho, tai kažkas labai seno, sakyčiau. Nesakyčiau, kad sena, labiau primena karinę dėžę. Taip, būtent, bjauri. Ar gali įsivaizduoti save einant į gatvę su tuo? O ne, tai skamba siaubingai. Na, man tai nelabai patinka. Kambario kampe ten stovi televizorius, taip pat labai senas modelis, net nežinau, kokio jis gali būti prekės ženklo. Ar jis apskritai turi kokį nors prekės ženklą? Turi turėti. Manau, prekės ženklas, jo jau nebesinevehima per tiek metų, nežinau. Šis paveikslas taip pat matė geresnių dienų. Jis tiesiog griūva. Negaliu, tai mėgstamiausias dalykas šiame name. O dieve. Bet man reikia eiti prie šviesos, kad tai tinkamai parodyčiau. Taip, žinoma, pasimsiu savimi. Ar galiu tau ko nors padėti, kaip nors? Manau, kad galiu tai padaryti. Taigi tai, manau, jau rodžiau ankstesnėme vaizdo įraše trimates nuotraukas. Taip. Jie buvo popieriuje Ispanijoje. Aš įdėsiu nuorodą į vaizdo įrašą čia viršuje. Taip, šie yra ant stiklo. Oho. O, tai negaliu to matyti. Gerai, pabandykime tai, pažiūrėkime, ar galėsime ką nors pamatyti kameroje. Oho. Oho, šiai nuotraukai 102 metai. Kur tu tai matai? Liepos 21. O dieve, tai beprotiška. Ši nuotrauka tokia sena. Norėčiau tau ją tinkamai parodyti. Tu laikai rankoje kažką, kas yra 100 metų senumo. Denisai, taip. Argi tai nebeprotiška? Aš jau žinojau pagal nuotraukos tipą, o ne. Tai šiek tiek amen, supratau. Taip, ir turi būti labai atsargus, kitaip jie perlūš per pusę. Čia tiek daug šių nuotraukų. Nori parodyti dar vieną? Taip, žinom. O, tai viena iš to berniuko nuotraukų, kurias matėme. Ši taip pat iš 1921 metų. Tikriausiai visos jos yra iš tų metų. Taip, šie žmonės jau mirė, jų jau nebėra. Taip, tikrai. Tas nuostabus jausmas, visa tai vis dar liko šiuose namuose. Tai beprotiška, Dani. Turi būti labai atsargus, kai tai dedi atgal. Taip, čia tiesioginė prasme yra gyvenimas dėžutėje, nes tai tikriausiai buvo vienintelės nuotraukos, kurias jie kada nors padarė. Prašau, būk atsargus. Padėkime tai atgal ten. Ir tai neturėtų būti šiame apleistame name, nes pažiūrėk, tiesiai už jo sieną tiesiog tuoj ant jo užgrius. Šis kambarys neįsilaikys dar daug metų. Nuostabi biblioteka čia, vis dar pilna gražių knygų. Šios taip pat labai senos – 1911, 1910, 1909 metai. Šioms knygoms daugiau nei 100 metų. Tu žinai, kad knyga apversta aukštyn kojomis, tiesa? Taip, matau, kad tai ne 1161. Gerai. Ne, aš jau užrašiau. Ką? Perskaitė ją aukštyn kojom? Taip, tas buvo. Sugedę. Tavo anglų kalba sugedo. Pažiūrėk, kokios senos knygos čia viršuje. Ar žinai, kas tas prietaisas ten viršuje? Tai radijas. Jis net neatrodo kaip radijas. Manau, Oriza radio yra stiprintuvas arba kažkas panašaus. Niekada anksčiau tokio nematėjai. O čia kambario kampe netgi turime stalą, prie kurio tikriausiai kažkas iš šeimos atlikdavo visus apskaitos darbus ir kitus reikalus. Čia netgi yra nuotrauka padėta ant viršaus. Tai viena iš tų. Oho, taigi ši nuotrauka tikriausiai irgi yra 100 metų senumo, ji čia guli. Taip, ant nugarėlės nieko nėra. Tai neįtikėtina, ten net stovi paveikslas. Tai yra... Žinai, tai būk atsargus. Ten yra didžiulis neik ten. Gerai, prašau, išeik. Aš tai jaučiu. Taip, išeik iš ten. Tas.
Daiktas krenta žemyn, nes aš jums nieko nerodysiu. Jis skilinėja. Ne, bet aš buvau neik ten, parodysiu tau iš čia. Žinai, kas tai yra? Neturiu jokio supratimo. Eik čia ir pabandyk tai ištraukti. Įspėju tave, jis bus sunkus. O taip, tai tikrai labai sunku. Aš jį atidarysiu. Ne, tu negali jo atidaryti. Tai tik baterija. Ar tai baterija? Tai baterija. Galite tai pamatyti iš šono? O, taip, matau ten viduje esančias celes. Tai turbūt viena iš pačių ankstyviausių baterijų. Taip. Kas yra šone? Tai yra čia šone 30 mAh. 30 mAh brolė. Dabar mūsų telefonuose yra apie 5000 mAh. Taigi ši baterija tiesiog yra tarsi viena iš tų, kurios yra mūsų telefonuose. Taip. Aš net nepastebėjau to. Tai vienas iš įdomiausių dalykų, kuriuos radau iki šiol, ir čia šone parašyta 90 V. Taip, dabar kai pasakei, tikrai nesuprastum, kad tai baterija. Taip sako prekės ženklas. Pil, taip, oho, gerai, aš šiek tiek nustebęs dėl to. Tai tikrai nuostabu. Taip, kėdė taip pat gana graži, ar ne? Gražiai apmušta kėdė. Štai čia kambario viduryje turime židinį, gražų keraminį žalsvą židinį, apačioje netgi dumplės vis dar guli ant jo. Man patinka, kad tai raudona, tiesa? Taip. Raudona raidė. Ji vis dar veikia. Tai gražu. Pats židinys su veidrodžiu viršuje, paauksuotu veidrodžiu. Kelios smulkmenos vis dar viršuje. Nu taip, turime ir nuotrauką. Matmuo tikrai senas. Turime parodyti šią kambario pusę. Vis tiek pradėkime nuo pianino kampe čia. Šis vis dar labai geros būklės. Kaip matote, manote, kad juo tikrai dar norėtųsi pabandyti pagroti. Jis pagamintas Paryžiuje Filipo Herterco. Oho, šis tikrai gražus. Ar čia yra ąžuolo mediena ar mahagonas? Ne, tai netikra tikriausiai. Tai moters nuotraukos stovinčios ant viršaus. Dar daugiau čia. Oho, pažiūrėkit tai. Tai graži sena nuotrauka. Ar galiu parodyti dar kartą, nes kamera fokusavo tavo pirštinę, o ne nuotrauką? Ir taip pat ši didelė sofa kambario viduryje. Šeima vakarais ant jos sėdėdavo, tikriausiai klausydavosi muzikos. O ši kėdė yra gana ypatinga. Nežinau, kokia buvo konkreti tokios kėdės paskirtis, tai tikrai nuostabus antikvarinis baldas. Sėdimo dalis yra labai plati. Ir visa siena čia iškrito. Nežinau, kas čia atsitiko. Atrodo, kad kažkas nulūžo. Čia netgi visur įmontuotos spintos. Kaip matote, tai atrodo kaip vieno iš vaikų piešinys. Oho, delfinai, nuostabu. Atrodo, kad tai visai neseniai nupiešta. O čia dar vienas šoninis kambarys name, o kampe krosnis. Gražiai įrengta. Gražiai. Kristina, atrodo, kad čia buvo lyginimo kambarys. Tai galėjo būti lyginimo kambarys. Manai. Taip, turiu omeny krosnis lygintuvams įkakaitinti. Nemanau. Virdulys ant viršaus, bet man labai patinka ta krosnis. Ji graži. Ar yra koks nors pavadinimas ar prekės ženklas? Tai manau, kad jis čia. O, tai vienetinis. Štai, čia jis. Aplankas. Fover aplankas. Taip, manau, viskas gerai. Aš nemoku skaityti prancūziškai. Dabar viskas gerai. Net lagaminas stovintis šalia jo. Mane gana domina ta vaikiška kėdutė, ten maitinimo kėdutė ir mes ką tik matėme kūdikį sėdintį toje maitinimo kėdutėje. Nuotraukoje, vis dar prisimenate? Tai. Manau, kad tai galėjo būti ta.
Taip, tikriausiai. Nuotrauka yra iš 1943 metų, jei neklystu. Tada ši kėdė turi būti maždaug 80 metų senumo, bet ji atrodo visiškai tokia pati, kaip ta kėdė, ant kurios sėdėjo kūdikis toje nuotraukoje. Man labai patinka iliustracija, kurią turime čia. Nuostabi iš to laikotarpio. Šios spintelės yra pagamintos specialiai šiam kambariui. Ar po apačia yra rūsys? Prašau, pažiūrėkite. Nieko. Tik šiek tiek nuotraukų. Taip, dar kelios čia viršuje. Ar jas iš jūs matyti per kamerą? Jei aš tiesiog tai padarysiu, galbūt nefokusuoja. Atrodo, lyg vaikai žaistų kieme ar kažkas panašaus. Taip, jis tinkamai nefokusuoja. Bet šitas... O, čia vėl nuotrauka ant stiklo. Taip. Kodėl jie spausdina paveikslėlius ant stiklo? Deniai. Nes pirmosios nuotraukos, kurios atsirado, buvo ant stiklo. O tada jie išrado popierių. Nes su popierium pigiau, tai akivaizdu. Tai nežinau, kodėl jie nusprendė pradėti nuo stiklo ir metalo, bet... Kai vietos yra seniausios, visada matai tas nuotraukas ant stiklo. Taip, manau, kad taip yra, todėl kad stikle yra mineralų ir panašiai, per jį gali praleisti šviesą ir perkelti vaizdą, žinai. Chemikalai. O popierius tai nėra taip paprasta. Todėl tai buvo sudėtingesnis procesas, kuriam reikėjo daug technologijų. Taip. Nes būtent popieriaus gamybos dalis buvo sudėtinga. Dabar tai lengva, bet anksčiau tikriausiai taip nebuvo. Taip, galiu to patikėti. Taigi, nuostabus pianinas iš Paryžiaus. Čia Kravel, prekės ženklas, kurį gana dažnai matome. Ir visi jie pagaminti Paryžiuje. Žinoma, skamba visiškai siaubingai. Baisiai. Tačiau man labai patinka šis pianinas ir jūs netgi galite čia pačioje matyti jo dangtį. Dalies, kuri buvo priekyje, jau nebėra. Galite matyti visas stygas gale. Ką? Pianino stygas. Stygas. Taip, žiūrėk, šios metalinės strypelės, stygos. Tai yra stygos. Ar taip tai vadini? Taip, tos stygos, apie kurias kalbi, yra tos, kurios sukuria garsą. Taip, jų nematai, nes jos yra čia viršuje, o tai tik stygos. Dabar įdomu matyti, nes dabar galiu pamatyti, kaip pianinas veikia iš vidaus. Netgi... Taip, tai tik kairėje esantis, nežinau, ką jis daro. Dešinysis skirtas akordui išlaikyti. Pavyzdžiui, jei jį paspausi, žinau, kad šis yra sugedęs. Bet, pavyzdžiui, jei paliečiate klavišą, paprastai jis nelieka nuspaustas. Garsas. O su šiuo garsas išlieka. Galite pratęsti natas. Taip. Pratęsti natą, būtent... Gražu, net ir ten kampe. Ar žinai, kas ten yra, Dani? Yra lentelė. Taip, tai viena iš tų labai senų lentelių, kurias kartais matome. Tikrai gražu. Pereinamasis taškas čia. Ir dar keletas kitų dalykų. Pavyzdžiui, man labai patinka ši butelių parduotuvė. Ir dar kelios nuotraukos. Šeima. Wow. O, ar tai tikrai gražu? Šitas tikrai šaunus. Tai taip šaunu. Keletas knygų padėta čia viršuje. Ši yra iš 1841 metų. Kas per velnias? Tikrai šaunus kambarys, viduje yra įdomių dalykų. O taip, visos durys tiesiog braukia per grindis. Gerai, dabar kilsime į viršų, už šių durų yra laiptai ir tada pamatysime viršutinį aukštą. Bet turime būti labai atsargus. O, čia pilna plunksna. Čia visur plunksnos. Gerai, ši dalis vis dar atrodo gana gerai. Taip, čia kairėje pusėje turime miegamąjį. Dešinėje pusėje? Dešinėje pusėje viduje graži lova. Atrodo, kad čia viskas dar gana nepriekaištinga. Oho. Žodis nepriekaištingas visiškai netinka šiam namui. Turiu omeny, man patinka, kaip viskas čia pūva. Viskas savo vietose, tai tu turiu omenyje. Taip, tai ir turiu omeny. Taip, lova vis dar čia, lova vis dar paklota. Kaip matote, ant lovos daug paukščių išmatų. Bet atrodo labai šauniai, su mėlynais dažais už jos ir visa kita. Manau, kad tai turi gana unikalią išvaizdą. Naktiniai staliukai čia pat prie lovos. Net tas šukos ir viskas vis dar ten guli.
Oho, ar čia jų piniginė? Oho, net jų piniginė? Neįtikėtina. Ar galiu pamatyti nuotrauką už jos? O taip, už jos yra didelė nuotrauka, net nepastebėjau to. O, čia šone kabo gabalėlis, atrodo net vestuvių nuotrauka, tai gražu. Ir lova su raudona užklotu, tai nuostabu. O priekyje labai dideli lagaminai. Tai kėdė, kurią gana dažnai matome Prancūzijoje, labai būdingas prancūziškų kėdžių dizainas. Labai būdinga miegamajam. Taip, būtent kepurė ir viskas vis dar ten. O. Ponios atvaizdas pasirašytas Džordžo. Tai ne nuotrauka tiesa, tai piešinys. Tai pusiau, taigi čia iš tikrųjų yra nuotrauka, o čia piešinys. O tikrai? Taip. Taigi mes tai darome ten. Taip, nes aš nežinau. Taip. Taip ir atrodo. Taip, man taip pat. Ši viršutinė dalis čia tikrai atrodo kaip nuotrauka. Taip. Taip, bet ši apatinė dalis tikrai yra piešinys, o ne nuotrauka. Taip, tai gana unikalus dalykas. Ir tada židinys po tuo, veidrodinis židinys, gražus gėlių dizainas ant jo. Tapetai tiesiog lupasi nuo sienų. Net švarkas vis dar kabo čia. Tėtė tai turbūt Antuano, paskutinio čia gyvenusio žmogaus. Oho, ąsočiai vandeniu vis dar stovi ant kito naktinio staliuko. Pažiūrėk, ar čia viršuje yra daugiau kambarių. Dabar esu labai smalsus. Jeigu pažiūrėsi pro šį langą denį, gali pamatyti šios vietos tvartą. Ten, toje pusėje. Dabar jis beveik nepasiekiamas, nes viskas taip apžėlė. Jei norėtum ten patekti, pusvalandį turėtume kirsti žolės kaip pamišę. Atrodo, kad jis nepasiekiamas. Taip, gerai, pažiūrėkime čia viršuje. Šis kambarys atrodo gana tuščias, čia yra keletas dalykų, bet ne tiek daug. Matai čia gulintį paveikslą? Ne. O dieve, Deniai, ar matei tai? Ką? Tai gyvūno galva. Ši rankinė pagaminta iš gyvūno. Matai tai? Tai yra kito oda. Taip, tai labai trikdo. Oho, o tai šiurpu. Čia yra keletas dalykų. Žmogaus galva, kelios nuotraukos. Pažiūrėk į tai. Ar tai Masonas namuose? Man patinka. Ne, tai atrodo per nauja. O tas užtiesalas nuostabus. Tai patraukė mano dėmesį. Taip. Gerai, bet nieko ypatingo. Ne, tai kaip tuščias kambarys, Tonio švarkas kabo čia ant durų. O čia namas darosi vis labiau apšiuręs. Taip. Jis visiškai pasviręs. Taip, oho. Šiame kambaryje čia nėra lovos. Šiferinė lova, čiužinys vis dar ten. Oho, viskas lūpasi nuo sienų. Vis dar yra drabužių čia? Ne, o taip, tikrai turime drabužių čia. Mes turime viską. Taip, čia netvarka, didelė netvarka. 4 niekučiai. Pelėsiais apaugusios knygos, atrodo čia vaikų žaislai. Gerai. Čia tiesiog maža nuotrauka. O, matai nuotrauką. Taip, tai graži nuotrauka. Oho, dar viena. Taip, čia yra dar viena. Ar tai ne ta ponia? Nežinau, bet tai tos pačios moteris, kurios buvo nuotraukoje apačioje. Oho, matau, jos vis sugrįžta po namus. Kažkieno rimti namų darbai. Oho. Gerai, pažiūrėkime, ar galime nueiti dar toliau. Įdomu.
Oho, Dani. O dieve. Ne, o dieve mano. Gerai, leist pažiūrėti, ar ten iš viskas nors yra. Mažiau. Taip. Ten nėra grindų. O dieve, galite pradėti komentuoti, kad jis išprotėjęs. Manau, kad to tinkamai neparodžiau, ten nėra grindų. Ten tiesioginė prasme yra skylė į apačioje esantį kambarį. Taip. O dieve, Deni. O tai tas kambarys, į kurį jie nukrito iš virtuvės. Pažiūrėk ten. Taip, matau. Matau spintą šioje pusėje. Manau, turėtume ją patikrinti. Šioje pusėje yra duris. O, taip. Matau per kamerą. Gal gali pastumti ją. Taip. Galiu, nesijaulink. Gerai. Tai lengva. Oho. Taip. Atsargiai. O taip, čia yra miegamasis, bet būk atsargus dėl grindų ir lubų, nes man atrodo, kad čia lyja viduje. Viskas griūva. Žmogau. Oho, koks šaunus miegamasis. O dieve. Viskas visiškai uždengta. Kas čia? Plunksnos? Plunksnos. Taip, jos turbūt iškrito iš pagalvės ar kažko panašaus. Manau, čia tiesiog paukštis. Oho. Vis dėlto, miegamasis tikrai šaunus. Man labai patinka tas kampas, ten kėdė ir radijas. Tikriausiai vieta, kur jie klausydavosi muzikos. O po velnių ir tiesiai po visa nukritusią tapetų mase stovi mažytė vaza. Miela mažytė vaza, vis dar stovinti ten. O, wow, man labai patinka šis staliukas. Ką? Čia yra tikrai gražių antikvarinių daiktų. Taip, čia yra radijas. Taip, čia tas vienas radijas. O, jis vis dar veikia. O, ir čia net guli pypkė, nuostabiai išdrožta pypkė. Lova. Parodyk taip pat ir lovos galvūgalį. Taip, lovos galvūgalis yra tiesiog nuostabi. Tos paklodės vis dar ten guli. Kodėl aš turėčiau lagaminus dėti priešais lovą? Na, atrodo gražiai, Bet tikriausiai tyrinėtojai ar kažkas panašaus, nežinau. tai galėtų būti, tai akis viduje. Atrodo labai šiurkščiai. Taip, eikime ne tą pusę, bet jūs galite matyti. Ar tai normalu? Ne tai normalu. Ne tai normalu. Tai neturi nieko bendro. Taip, manau, tai per vidurį. Galbūt tai galėtų būti panaudota. Tas laikrodis. Darykime mažiau. Les. Kriskime ant grindų. Prašau, nebaugink manęs. Tas laikrodis vis dėlto gražus. Taip, man jis tikrai patinka. Gerai, manau, kad neturėtume per ilgai užsibūti šitame miegamajame. O, detalės čia viršuje, taip lygiai tokios pačios. Bet. Gerai, atsargiai palikime šį miegamąjį. Ar esi pasiruošęs? Nedaryk to atsargiai, tiesiog padaryk greitai. Jei darysi per lėtai, tai tikrai nukris. O dieve, iš čia Levinas atrodo dar beprotiškesnis. Ne. Duodu šiam namui dar porą metų, deniai jis sugrius. Duodu šiam namui. Viskas čia su vėju, pučia vėjas. Šiam namui užtektų vienos audros ir jis sugriūtų. Taip. Be abejo. Gali ateiti. Pažiūrėk, šį kambarį jis atrodo gana stabilus, čia yra viena lova ir nieko daugiau. Siena tiesioginė prasme linksta. O, viskas. Taip. Radau nuotrauką, radau dar vieną nuotrauką. Pažiūrėkit tai. Nežinau, kas ten yra, bet turime dar vieną nuotrauką. Visoje šioje vietoje pilna nuotraukų. Taip, radau vieną. Taip, radome dar vieną. Labai neryški. Taip. Oho, gerai, būk atsargus. Gerai. Manau, už tų durų taip pat gali kažkas būti. Nori pabandyti? Pirmas pabandyk tu. Taip. Dar pirmas. Taip, štai. Taip, aš jau mačiau. Ar galiu praeiti pirmas prieš tavo atidarant? Taip, namie yra laiptai, vedantis dar aukščiau. Nežinau, ar tai bus saugu, bet tikrai turėtum pasižiūrėti. Matau daug šviesos. O, taip, ten skylė. O, taip, nukritęs stogas, taip, žinoma. Ten ir nukrito visas lubas. Dieve mano, pažiūrėkite tai. O, dieve.
Ne, stogas net jų turėjo bokštelius ir viską taip... Taip, matau tai. O Tikriausiai tai matėjai ir drono vaizduose. girdi griaustinį ir artėjančią audrą. Taip. Neturėtume čia ilgai užsibūti. Ne, o taip, girdžiu griaustinį fone. Taip. Po apačia ten gale netgi stovi lova. Taip. O, jei pradės lyti, viskas sušlaps ir tai gali nukristi. Net ir šiandien atrodo, kad taip gali nutikti. Čia visiškai tuščia. Taip. Nieko. Manau, neturėtume čia ilgai užsibūti. Ne. Bet čia eiti buvo tiesiog nerealu. Manau, Taip, tiesa. matyti šią vietą, matyti kaip jį sugriuvo, visa su ja susijusi istorija ir pasakojimai, tai tiesiog pribloškė. Gerai, neužsibūkime čia per ilgai. Noriu padėkoti jums visiems, kad žiūrėjote šios savaitės vaizdo įrašą. Būtinai pažiūrėkite, ką kuria Dani, jo nuorodą aprašyme, nes jis rizikavo gyvybę kartu su manimi. Jei patiko, paspauskite patinka ir prenumeruokite kanalą. Parašykite gražų komentarą apačioje. Taip pat yra nuoroda, kur galite paremti kanalą. Taigi, labai jūs mylime ir susitiksime kitą savaitę, kitame nuostabiame epizode. Viso gero.